baldžius man patinkantis darbas, kuriame aš save, jaučiuosi gerai, save realizuoju, ieškau tų sprendimų. Kuo tie sprendimai įdomesni, kuo jie mažiau kažkur panaudoti, kurie yra dar nežinomi, tuo man jie įdomesni. Tada turi galimybę juos pabandyti, patikrinti, netgi pasidaryti bandymus, po to paleisti į gamybą. Jeigu tie, kaip sakoma, išgyveno ir pasitvirtino, tai tu jauties kažką sukūręs naujo, kažką įdėjęs į tą visą dizainą prisidėjęs, netgi, nes tie dizaineriai, kurie nupiešia, tu tai įvykdai. Tai tas, tie iššūkių ieškojimas, tai tokia kaip antras hobis, antra aistra. Man esmė yra ta ergonomija, kokybė, sakykim, ir grožis, tai man reikėtų vieno žodžio. Baldas turi stovėti ilgai, o nepadarytas gražus ir po pusės metus jau sulūžęs. Man reikia kokybę išgauti, tvirtumą ir tą naudojimo ergonomiją. Ne visada tie dizaineriai, architektai ar visi šitie, kas tuos vaizdus kūrė, ne visada jie protingai tai padaro. Kokybė, mano manimu, tai ne tik medžiagų paprastų, kur, sakykime, nupirksim ar brangiai ar pigiai. Didžiausia kokybė, manau, yra apdirbime, kaip jos bus apdirbtos, kaip jos bus ten užlaminuotos, kaip jos bus nudažytos ar dar kažkas. Didžiausia man kokybė iš viso aš skaitau surinkimas ir montavimas. Montavimą netgi, sakykime, kaip, 70% baldo kokybės priklauso nuo montavimo. Surinkti baldą čia yra šiais laikais su šiom technologijom yra pakankamai paprasta. Sumontuoti jį teisingai ir kokybiškai, čia jau reikia turėti žinias, patirtį ir pašaukimą, netgi sakyčiau, tą darbą daryti, nes jeigu jis nepatinka, tai jo nepadarys kokybiškai. Šitos optimizacijos visos darbų pasiskirstimo, atsakomybių turėjimą, šitą jam labai, gan ilgą kelią, tai 5-6 metai nuo pačios mažiausios dalies dėliota, eita, tobulinta, klysta, mokomės iš savo klaidų, vėl klystam, vėl tobulinam ir kad visas šitas procesas vyktų sklandžiai, kad nebūtų nieks nieko nežino ir nieks už nieką neatsakinga. Tai čia buvo 5 ir 6 metų procesas. Šitą su vadovu kartu darėme, dėliojame šito. Čia mano toks net darbo iššūkis, kai buvo, kai aš, man buvo įdomu labai, turėjau tą patirtį dalinę, dar sėmiausi čia, paprasčiausiai tą visą sistemą dėliojame. Tai galutinis rezultatas šiam momentui mano kaip asmeninis, tai toks pasididžiavimas. Baldai iškeliauja kokybiški, tvarkingi, be problemų, užbaigiami ir tas vardas vis dėlto jisai keliauja į erdvę, į visuomenę ir jisai darosi daugiau žinomas. Furnitus tai kaip antri namai. Didžiąją dalį laiko vis tiek praleidžiame čionai. O jeigu rimčiau, tai, sakykim, įmonė, kuri davė patirtį, pakankamai didelę laisvę daryti, keisti, organizuoti, optimizuoti ir kurti tą darbo aplinką ir visą tą sistemą, kurią turim dabar. Tai šitas man labiausiai patiko, kad mane girdėjo, aš buvau arti vadovo, kuriam mūsų mintis sutapo bent jau, ir kad galėjau jam duoti savo patirtį, jisai galėjo savo kažkokią duoti ir iš bendro to tikslo sukurti visą šitą sistemą. Furnitus komanda realiai surinkta yra netgi mano iniciatyva labai didelė. Iš visų darbuotojų pusė tikriausiai aš esu dirbęs ir anksčiau su jais ir aš žinau, kokie jie žmonės, žinau, kad iš jų galima gauti jų patirtį, atnešti čia ir aš juos susikvietęs esu ir komanda yra palaikomas ir tas santykis artimesnis ir bendravimas, neįsiskirstom mes jokiais čia vadovais, direktoriais ar kažkuom, tai visi bendravom vienam lygiai, visi gali kreiptis bet kada, bet kokiais klausimais. Komandos tas laikymas aš labai nuo senai jau turiu tokią viziją, ne viziją, gal net norą visada išlaikyti komandą arti. Ir artimai bendrauti, nes tik su tokia komanda galėsi dirbti ir galutinį rezultatą gauti teisingą ir gerą. Jeigu mes būsim susipriešinę, tai tik vieni nuo kitų stumdysimės ir negausim galutinį rezultatą. Ir tie baldai, ne tik baldai, bet kuris gaminys nepasigaminčia, ne tik baldas, man atrodo, komanda yra reikalinga stipri ir artima.
Mano vardas Giedrius, aš esu furnitus konstruktorius.